Labas rytas. Labas rytas. Kągi Artūrai, šiandien po Velykų sočių, kada žmonės tiek prisivalgė įvairiausių patiekalų, aš šiandien noriu tau parodyti vieną labai gardų patiekalą, kurį labai greitai pasigaminsim ir tikrai jis bus sveikas, labai kokybiškas ir manau, kad tu tikrai jį įvertinsi. Iš tiesų, aš pabūsiu vėl Alfo sąžinė ir aš tikrai įvertinsiu labai griežtai, o kaip jis ir sakė, mūsų tautiečiai, lietuviai labai mėgsta riebius produktus ir tai yra viena didžiausių problemų iš tikrųjų dabar mūsų sveikatos, tai yra širdies ir kraujagyslių sistemos lygos, turbūt žinai. Nežinai. Vėl tu keikiesi. Taip, aš vėl keikiuosi, nes iš tikrųjų reikia keiktis, kadangi tos lygos vis dar nemažėja ir žmonėms reikėtų valgyti daug mažiau riebalų turinti maistą, o jeigu mes gauname riebalus, geriau riebalus gauti iš augalinės kilmės produktų. Tai aš šiandien žiūrėsiu, ką jis čia dės ir bus viskas aišku. Riebalas, mano rankose, išaugtas riebalas, taip, net šuo mūsų kukulis irgi nori, nes jis irgi mėgsta labai avokadą. Gerai, paskui aš papasakosiu apie juos truputėlį plačiau. Pradėkime nuo to, kad kiekvienam didžiuojam prekybos centre jūs tikrai galite nusipirkti ryžių popieriaus, jis yra užpakuotas tokiam celofaninio pakuotei, jį tiesiog reikėtų išimti iš jos, bet jau tuo metu išiminėkit, kada jau pradėsite gaminti, todėl kad jeigu anksčiau išimsit, jis kaip mat susiraukšlės, nes įgaus kambario drėgmės arba virtuvės jūsų drėgmės. Tai mums reikės 2 popieriaus lapų ir tada aš pradedu nuo agurko. Agurką perpjauname pusiau ir padarome tokius pailgus iš agurko šiaudelius. Tai ir aš dedu agurką ties centru. Vieną. Labai panašu čia į sušiukus. Lietuviai jų tikrai mėgsta sušius ir namuose turbūt kas antras yra gaminęs, bet šį kartą nereikės jokių ryžių. Naudosime salotų lapus, tuos, kuriuos mėgstat. Dabar ypatingai gausu, tiek prekybos centruose, tiek turguje galima nusipirkti. Tada dedu salotų lapų. Dar vienas ingredientas tai yra avokadas. Aš manau, kad tu turi daug ką pasakyti apie jį, tai kol aš jį pjaustysiu, tu gali papasakoti. Jisai turi daugiau negu 14 įvairių vitaminų, turi omega-3 riebių rūgščių, kurios yra labai svarbios mums, mūsų kognityviniams gebėjimams, kaip pavyzdys, mūsų mąstymui ir panašiai. Ir aišku, žmonės, kurie ypatingai turi padidėjusi cholesterolį, tai tikrai gali drąsiai naudoti avokadą kaip puikų riebalų šaltinį, kuris vėliau gali tą cholesterolį ir sumažinti. Yra įvairių tyrimų. Vieni teigia taip, kiti paneigia, bet kol kas tendencija avokado yra tikrai gera. Tai tuo metu, kol aš supjaušiu avokadą, paėmiau dabar jau mango vaisių. Mes jį naudosime, pusę jo sunaudosime padažui prie šių suktinukų, o kitą pusę dalį tiksliau, nes tikrai tiek daug nereikės, aš įdėsiu į suktinukų įdarą. Taip, ir dabar aš mango vaisių supjaustom irgi tokiais pailgais šiaudeliais. Tai yra puikus vaisius, kuris turi tokių įdomių, galima sakyti, medžiagų pakankamai daug. Tai yra skaidulinės medžiagos, kurios yra reikalingos žmonėms, tarkim, geram virškinimui arba žarnyno išvalymui paprastai, labai kalbant, išvaryti, tarkim, toksinus ir panašiai, kurie kaupiasi mūsų organizmus. Kitas dalykas, mange yra vitamino E, A, kuris yra naudingas mūsų geram regėjimui ir pats mangas yra tikrai pakankamai skanus, Alfas dabar ragauja kaip tik skanus. Labai. Skanus, taip. Ir tinka įvairiems kokteiliams, jeigu mes trintume, maltume arba šiuo atveju supjaustume ir dėtume. Aš dabar netgi pasimečiau, kiek mes čia viską jau pridėjom. Daug, bet neviršinsim 7 ingredientų. Tai aš dabar pjaustau braškes. Jų jau atsirado šviežių ir prie mango tinka tiek braškė, tiek ananasas. Tai jeigu neturėsite galimybės nusipirkti braškių prekybos centre, tikrai dabar yra sezonas prisirpusių ananasų ir įdėkite šalia mango ananasą. O braškės beje papildys mangą vitaminu C, kadangi tai yra puikiai uoga turinti daug vitamino C. Ir yra labai graži ir kvapni. Taip, braškės aš sudėjau, liko paskutinis ingredientas, tai yra virtos krevetės. Mėgsti krevetės?
Tiesą sakant, taip. Bet kalbant apie virtas, čia jos kokios yra? Virtas. Kalbant apie jūros produktus apskritai, žuvį, krevetės, tai nežinau, Alfa, ir esi girdėjęs, bet vis dėlto, tarkim, nešiom moterim arba vaikam iki 12 metų nėra rekomenduojama valgyti labai daug jūros gėrybių. Ar nežinai kodėl? Ne. Gali būti ta žuvytė apnuodyta įvairiais sunkiaisiais metalais. Tai yra žuvyje arba jūros produktuose kaupiasi sunkieji metalai. Ir jeigu mes nežinome, iš kur mes tą žuvį įsigijom, tai suvartoję tokios žuvies mes galim pakenkti savo sveikatą ir netgi labai stipriai, kadangi sunkieji metalai tai yra labai blogas dalykas. Todėl perkant ir naudojant, aš tikiu, kad tu nupirkai ne iš močiutės. Nu, aš tikrai. Arba iš geros močiutės. Jeigu nevalgyčiau aš, tai tada gal ir pirkčiau. Bet žinau, kad valgysi tu, tai tikrai nupirkau pačios geriausios. Supratau, viskas ok. Gerai, tai viskas. Ir paskutinis dalykas, jį galite dėti, bet galite ir nedėti, tai yra švieži mėtų lapeliai, kurie tikrai priduos labai daug kvapo šiam patiekalui. Ir kaip matėt, nei vienas produktas išskyrus krevetes nėra nei apvirtas, nei kitaip termiškai apdorotas. Ir dabar mikliomis rankomis, jeigu jos yra didelės, tai bus labai paprasta padaryti, jeigu yra mažas, tai truputį reikės daugiau pastangų. Mūsų popierius yra išpurkštas purkštuku, vandeniu, tam, kad lengviau jį susisuktų. Ir štai, tokiu principu mes susukam. Ir kitą suktinuką tiesiog irgi prilaikom ir susukam. Štai matosi visas grožis, išlindo krevetės, braškės, mangai. Aš manau, kad jau tu norėtum paragauti šitą visą dalyką. Jau pradedu norėti. Tai labai ilgai nereikia dėlsti, reikės iškart ragauti, bet prieš tai mes pasigaminkime padažą prie šių suktinukų. Taip, tai aš įdėjau šviežio mango, tada vėl mėtų lapelių, ryžių acto, 1 šaukštą. Arba tiesiog galite naudoti citrinos sultis ir šiek tiek, kad priduota Azijos skonio žuvies padažo, kurį ne visi pagal kvapą mėgsta ir kuris priduoda šiek tiek azijietiškos nuotaikos. Nes kas yra buvęs Azijoje, tai tikrai žino, kad tas padažas naudojamas visur. Taip. Ir dedu ir bandau viską malti iki vientisos masės. Tai, o dabar dar paskystinsim padažą spaustom šviežiom apelsinų sultim. Padažas paruoštas, dabar jau pasiruoškite indelį, kurį įpilsite, gaivus. Kalorijų neturi, aš kaip suprantu. Taip? Aš norėčiau pasakyti, kad ko gero neturi. Aš buvau labai skeptiškas dėl to žuvies padažo, kurį Alfas naudojo, bet čia actas. O žuvies padažas, jisai berods turi 0 riebalų. Taip? 0 riebalų. Kalorijų mažai, viskas ok. O su padažais labai retai tai būna. Taip. Tai va, tai yra padažas, dabar aš tą suktinuką perpjausiu arba per pusę, arba galite tiesiog truputį strižai. Po Velykų čia yra puikus patiekalas, kurį tikrai galima valgyti netgi ir vėliau truputėlį ne per pietus, bet tarkim kokią 4 valandą jau taip užkandžiauti. Ir aš manau, kad šiaip šitas patiekalas gali būti jūsų šeimos tradicinių patiekalų tapti, nes šiaip galima daug visko įdėti, laviruoti. Galite dėti lašišą, galite iš vis nedėti jokios žuvies ir jūros gėrybių, galite įdėti ir mėsos, jeigu mėgstate, ir visų kitų komponentų. Čia kaip su pica. Svarbiausia, kad šitie dalykai būtų sveiki. Jokių gyvulinės kilmės riebalų. Mažinkim. Tai skanaus visiems. Aš labai stipriai nusteigęs prieš tai. Ir gero visiems ryto. Iki.